Šiame video parodysiu jums, kaip yra lyginamas karkasas gipso kartonui karkasiniam name. Mes nenaudojam jokių gulšiukų, jokių šniūrų, o šitam darbui naudojam tik tai lazerį. Pavyzdžiui, geriausiai yra naudoti tokį lazerį, kuris duoda ne tik tai vieną liniją kažkokią tai, o būtent 90 laipsnių kampu tokią liniją. Kad naudojant tokį lazerį yra labai paprasta išgauti namo geometriją. Aišku, prieš pradedant kažkokius tai lyginimo darbus reikia būtinai viską gerai pasitikrinti, ar visi atstumai atitinka pagal projektą, pasitikrinti visų sienų geometriją ir visus tos dalykus reikia pasitikrinti tam, kad žinoti, kiek kuri siena turėtų atsitraukinėti. Šitam name pas mumis visa geometrija kaip ir su minimaliais nukrypimais, todėl mes visas išorinės sienas atitraukinėsim tiesiog pagal tai, kiek yra patys statramščiai nelygus. Ir va, dabar apie patį lazerį. Kada mes pradedam montuoti karkasą, reiktų iš pradžių nelyginant, o tik tai išlaikant atstumus susimontuoti patį karkasą. Va, kaip čianais matosi, pas mumis viskas yra paruošta gipso kartonui, viskas idealiai, kas 60 cm yra susukta. Ir kada yra kažkurios tai sienos paruoštos lyginimui, arba galima susimontuoti visur, aplink visą perimetrą, kiekvienos sienos karkasą ir tada pradėti lyginti, bet mes imam po vieną kažkokią tai atkarpą, nes visur medžiagų pilna, visur tiesiog trūksta vietos. Tai va, kada mes jau susimontuojam karkasą, tvirtinam kiekvieną bruselį tik tai ant vieno varžto, tuoj paaiškinsiu kodėl. Ir pradedam jį lyginti. Statom lazerį. Dabar paaiškinsiu, kaip visą tą darbą atlieku aš. Pasiemu kažkur tai atstumą. Šiuo atveju pas mane lazeris nuo sienos stovi 15 cm atstumu. Aš atsimentoju nuo aukščiausio kažkurio tai taško 15 cm, susirandu antrą aukščiausią tašką, taip pat atsimatoju 15 cm ir pasižymiu brūkšneliu, kad galėčiau sutaikyti lazerio siūlę su dviem atžymom. Ką aš darau toliau? Automatiškai, aišku, viena siena ir kita siena. Čia pas mumis dar nėra antro karkaso gipso kartonui, bet tiesiog kad parodyti, pradėjau lyginti šitą sieną. Žodžiu, naudojant va tokiu va būdu lyginant sienas, pas mumis visada bus kampai idealiai 90 laipsnių. Tarkim, šita siena ir šita siena lazerio dėka pas mumis bus išlyginta idealiai, ne tik tai lygiai vertikaliai visos plokštumos, o bus ir idealus 90 laipsnių kampas. Tai va, dabar apie patį lyginimą. Ką reikia daryti? 15 cm, aš žinau, kad pas mane yra atstumas nuo sienos 15 cm. Aš pradedu matuoti, lyginti sieną, tiksliau ruoštis lyginimui. Imu paprastą metrą, dedu prie kiekvieno tvirtinimo taško ir žiūriu, kiek pas mane yra, kokie nukrypimai. Ateik, pafilmuok. Va, būtent šitas taškas, aišku, dėl šviesos nesimato, bet čianais yra pas mumis nuokrypis 15,3. Reiškia, šitą būtent vietą man reikia atitraukti 3 mm. Tai aš įrašau 3 mm. Einu toliau, žiūriu, kas dedasi toliau. Čianais yra 4 mm. Rašau 4 mm. Toliau, čia vėlgi 3 mm. Čianais vėl 4 mm. Ir kiekvieną tašką aš susižymiu atskirai, pasimatodamas būtent va nuo lazerio, kiek yra atstumas iki pačio bruselio. Čianais va pas mane yra 0. Reiškia,
jau yra vienodas taškas, toks kaip kampe. Toks ir čianais yra vienodas taškas, man su šito vieta jau nieko nereikės daryti. Visus kraštus, va, čianais 3 mm. Žodžiu, susižymiu visas tvirtinimų vietas, kiek milimetrų man reikia atitraukti. Aišku, geriausiai būtų iš karto pasitikrinti visą plokštumą, kad nesigautų taip, kad daugumą reikia atitraukinėti, o kažkurias tai kelias vietas reikia spausti. Ta prasme, kad jos yra iškilusios šiek tiek daugiau negu reikia. Tai geriausiai reikia prieš pradedant žymėti ir užsirašinėti, kiek milimetrų reikia atitraukinėti kiekvieną bruselį, reiktų pasitikrinti ir tikrai susirasti būtent tas vietas, kurios ir yra aukščiausios pagal visą plokštumą. Dabar kodėl tokie nelygumai gaunasi, kaip aš jau ir anksčiau kažkuriam savo video esu kalbėjęs, kad visada lyginame vertikalumą ne pagal patį statramstį, o pagal gulekšnius. Tai vat, pasižiūrėjus pas mumis faktiškai yra visos patalpos kvadratinės ir pati siena sutampa idealiai, jinai yra lygiai pastatyta, bet kadangi patys statramščiai yra kažkiek tai išsikraipę, kažkiek tai nelygus, todėl va, atsiranda per vidurį sienos va, tokie nelygumai, 4-5 mm, kartais gali būti ir daugiau, tai nieko baisaus. Va, toliau ką reikia daryti, kada jau yra visos vietos yra sužymėtos, jau mes žinom, kiek reikia atitraukinėti kiekvieną bruselį, o reikia padaryti, bent jau aš ką darau. Galima, aišku, naudoti plastikinius kaištukus, bet aš asmeniškai išsipjaunu iš medžio, iš to paties bruselio, kaištukų po milimetrą, po 2 mm, po 3 mm ir po 5. Labai lygiai galima išpjauti, gali pasirodyti, kad tai bus sudėtinga padaryti, bet iš tikrųjų tai nieko sudėtingo. Galiu pademonstruoti, kaip aš tą darau. Šitam reikalui, aišku, aš naudoju jau atraižas, bet tiesiog, kad dabar va, parodyti jums, tai aš tai kaip aš dabar, kaip aš išpjaunu tuos kaištukus lygiai. Aš atsireguliuoju pjūklą, tarkim, kokio kaištuko man reikia. Tarkim, man reikia 3 mm. Aš daugmaž su metru iš akies atsimatuoju 3 mm ir atsipjaunu vieną juostelę. Atsipjovęs vieną juostelę, aš pasitikrinu, ar tas storis man tikrai atitinka. Tam naudoju slangmatį. Taip, ir žiūriu. Reiškia, taip, aš matau, kad šiandien ne 3 mm, o 3,7. Tai man yra ženklas, kad dar reikia šiek tiek pakoreguoti atstumą tarp pjūklo ir tarp sienelę. Koreguoju. Jaunu dar vieną ruošinį. Vėl matuoju. Va. Dabar esu tikras, pasitikrinau, kad aš turiu tikrai atsireguliavęs pjūklą 3 mm kaištukams pjaustyti. Ir kai tik tai aš žinau, kad čia tarp pjūklo ir tarp sienelės yra 3 mm, aš prisipjaunu tokių juostelių, daug ten, daleiskim, ten nežinau, daug, ten 100, 200, 300 vienetų prisipjaustau ir žinau, kad pas mane yra tiksliai, idealiai 3 mm pakištukai paruošti mediniai. Kada mes pradedam lyginti sieną,
Taip, ant vieno varžto pas mumis yra pritvirtintas bruselis. Aš atpalaiduoju vieną varžtą. Va, čia yra 3 mm. Ką aš darau? Aišku, pagal ilgį reikia tos kaištukus susipjauti. Ir ką aš darau toliau? Užkišam kaištuką. Ten, kur 3 mm. Imam drėlę. Pragrėžiam. Pragręžti reikia tam, kad kaištukas nesutrūktų. Nes kadangi jisai yra labai plonas, tai varžtas dažnai suskaldo. Viskas priveržiam. Kada jau kaištukas yra priveržtas, jisai labai maža tikimybė, kad jisai truks sukant antrą varžtą. Ir viskas, ir taip toliau. Vėl 3 mm. Atpalaiduojam toje vietoje. Užkišam. Pragrėžiam skylę. Priveržiam. Ir taip toliau, ir taip toliau. Kada visur kaištukai yra sukišti, visos sienos yra išlygintos, tada galima dar dėl savęs, nors čia tikrai 100% tokiu būdu lyginant sienas, 100% jos bus lygios. Bet tiesiog, kad būti ramesniam, tai aišku galima praeiti su kažkokiu tai ilgu gulšiuku, patikrinti plokštumas, patikrinti, ar sienos tikrai yra vertikalios ar ne. Paskui, čia turbūt tema jau bus atskiram video, kodėl čia pas mumis yra įleista į bruselius OSB plokštė. Mes išpjaunam ketvirčius, dar montuodami bruselius, išpjaunam ketvirčius pagal plokštės storį ir įleidžiam plokštę į bruselius. O visą tai darom todėl, kad turėtume pagrindą, kur pritvirtinti apvadus. Nes tenais, kur bus apvadai, kur bus tvirtinami šaudomi apvadai, tai turi būti sudėti kažkokie tai mediniai, ar tai plokštės, ar tai kažkokios tai lentos. Plokštė yra geriausia, aišku, lengviausia susipjaustyti juostom ir susimontuoti visur plokštės, kad paskui nekiltų kažkokių tai problemų montuojant apvadus, grindjuostės. Nes jeigu mes nesudėtume kažkokių tai pagrindų medinių, tai būtų labai sudėtinga pritvirtinti apvadą, ypač jeigu po dažytojų arba kažkur tai kažkokie tai nelygumai ir apvadai yra aukšto profilio, jos yra labai sudėtinga priklijuoti taip, kad jie tikrai priglustų, nežiūrinti tai, apvadas turi priglusti, nežiūrinti tai, kad sienos, tarkim, milimetras, 2 mm kažkur tai yra kažkokie tai nelygumai. Kada yra padaryta, visur mediniai pagrindai, tai tu jį apvadą prispaudi ir prišauni. Ir vinis tikrai visada laikys. O aišku, galima daryti ten prie gipso, kažkaip tai bandyti priklijuoti, bet mano nuomonė, tai čia viskas yra ant snarglių daroma. Visur reiktų pasiruošti medinius pagrindus, visur, kur turės būti kažkas tai kabinama, kažkas tai tvirtinama, visur turi būti sudėti mediniai pagrindai. Tai va, ačiū visiems už dėmesį, nepamirškit laikų, iki kitų video.